Kairiajame meniu esančioje skiltyje Klientai atidaromas aktyvių klientų langas. Šiame puslapyje yra mygtukai rodyti neaktyvius klientus ir įtraukti naują klientą. Šiame sąraše testavimui įtraukti 2 klientai. Paspaudus mygtuką įtraukti naują klientą, atidaromas puslapis, kuriame galime vesti naujo kliento duomenis. Kai klientas pridedamas prie klientų sąrašo, programa nustato jo būseną į aktyvų. Augant klientų sąrašui ir laikui bėgant atsiranda klientų, su kuriais darbas jau baigtas. Kad jų duomenys netrukdytų vykstančiam darbui, šių klientų būseną galima pakeisti į neaktyvus. Dabar galime tai padaryti ir matyti, kad neaktyvių klientų duomenys bus rodomi tik visų klientų sąraše ir stulpelėje būseną matysime, kad jis neaktyvus. Tačiau jo nėra aktyvių klientų sąraše. Atstatau šio kliento būseną į aktyvų, kad galėtume tęsti darbą su šiuo klientu ir matome, kad šis klientas dabar yra aktyvių klientų sąraše taip pat. Įtraukus klientą į klientų sąrašą, jo duomenų redagavimo puslapyje galima sukurti Word formato sutartį, naudojant tam paruoštą šabloną. Kliento duomenų redagavimo puslapį reikia įtraukti šio kliento objektus, į kuriuos bus perduodami ir iš kurių bus grąžinami ar parduodami pastolių komponentai.